tėvelius, kai prilimpa prie medžių su tais čiaupais. Mes nieko nematysim. Atėjo ir tie, kurie gyvena tarpu vandenų ir atvažiavo iš toliau. Ar žinot, kokia šiandien diena? Taip, visi pasveikykim žemukį. Ir žinot, ką padarom? Suskabinam rankutėm. Kad žemukė girdėtų, kad mes jų mylim. Pagrepsim labai, labai, labai. Išgirdo mus. Bet dabar reikia, kad mus jinai girdėtų ir jaustų, kad mes jų mylim. Labai daug svečių atvažiavo, bet manau visi sutiksit, kad didžiausi svečiai yra šitie vaikučiai. Šiandien jūs vaikai diena Veisiejų regioninio parko lankytojų centre. Atvažiavo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Kudžialas. С zarządu edukacji. Šiandien labai daugam reikia pasakyti ačiū. Jau vaikam pasakiau ačiū, kad atėjo, o kad ekspozicijos projektas įvyko, tai vis tiek bendradarbiaujant su tarnyba ir labiausiai tarnybai ačiū, nes įgyvendintas labai puikus projektas iš tokio svarbaus finansavimo etapo. Vaikai, jums nesakysiu tų skaičių ir visokių dalykų, bet va šisi teta ir dėdė iš tos tarnybos, kurie projektų šitų ir sugalvojo. O jau mes tada galvojom, kur parašyti, kokią varlas aprengt. Reiškia, kad šiandien reikia apdovanoti. Tai tokios laimutės iš Merkinės sodų. Taip sako, kad labai gerai energetiškai veikia, tai ką pavargsit, paskabinyti, kur pasėdėkit visi. Visada Ilona žinojo ir visada labai gražiai patarė mums. Ačiū tau. Ačiū jums. Saulės daugiau negu mato, arba neturit kada už darbų. Dabar senų moteriškių labai daug, visos moteriškės į priekį, kurios labai daug dirbo. Norim mums padovanoti džiaugsmo knygą. Kai norės, kad kiekvienas džiugesys atsispindėtų šitoje knygoje. Oi, ačiū labai. Vaikai, matot kokia? Matot kokia džiaugsmo knyga? Kiek daug gražaus jaunimo čia susirinkę, vadinasi ne veltui, bus lankytojai, pasikvies dar draugus, atsineš idėjų, dar ką nors sugalvos, turėsim ką įgyvendinti. Atvežėm tokią svečių knygą, kurioje visi galės palikti savo palinkėjimus. Norim palinkėti sėkmės visam kolektyvui, gerų darbų. Tai va ir padėk tų knygų ir tegu vaikai rašo. Tiek mes sustarėm, tai va pasižadam dabar, dovanų dovanosim rudenį, kad jūs įneisit į naujų muzikos mokyklų. Gerai, ačiū labai. Ačiū labai.
mūsų krašte, mūsų savivaldybėje vyksta daug gerų dalykų. Ir ne tik savivaldybėje viena daro, bet darome kartu ir daro daug institucijų ir įstaigų. Tai pirmiausia, noriu padėkoti saugomų teritorijų tarnybai, kuri iš tiesų daro gražius darbus. Nuoširdžiai noriu padėkoti ir palinkėti, kad daug dar idėjų būtų ateityje ir kad bendromis pastangomis galėtume nuveikti mūsų krašto, ypatingai mūsų rajono labui. Ir ta proga prie tos ekspozicijos, kuri šiandien atidaroma, noriu įteikti knygą. Pirmiausia, vaikai galės tą pavartyti, paskaityti ir daugiau patobulėti. Ačiū Jums ir geros kloties. Ačiū labai. Paprastai įmonėm nedovanoju suvenyrų, bet paprastai įmonės dėkoja, kad gavo darbo. Bet iš tikrųjų žinau, kad čia yra geri dalykai nuveikti, tai noriu suvenyrą įteikti ir informaciją apie mūsų kraštą įmonės direktoriais. Bardzo serdecznie podziękować Pani i wszystkim żabom z tego parku za zaproszenie na tę uroczystość. Macius Kaminskis, Vigri nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas, noriu padėkoti poniai Linai kaip direktoriai ir visom varlytėm, kurios pakvietė juos čia į šitą renginį. Vieni iš artimiausių kaimynų, jeigu kalbėti apie tą visą ežerino šito veisėjų ir Lietuvos ežerino apsaugą, tai vieni iš artimiausių kaimynų ir labai džiaugiamės, kad esame šiandien čia. Zwłaszcza najmłodszych, mamy takie układanki dla dzieci. Čia vat yra jau kai kas vaikam į tą centro veiklą, varliukų dėlionės visokios. Jest żabka, jest kaczka, jest motylek. To może się najmłodszym w tej edukacji przyda. Tai va, vaikai galėsit žaisti atėję jau. No i z wyrazami sympatii od bobrów wigielskich. Niech ta rodzinka się powiększa. Ir galvoja, kad čia bebrų jūs neturite, tai visą bebrų šeimyną su palinkėjimais, kad jų būtų dar daugiau. Tai saugokit medžius vietiniai. I jeszcze parę drobiazgów na pamiątkę tego spotkania. Tai savo kaimynam mes linkim ir džiaugiamės, kad jūs atsinaujinot ir linkim gerų lankytojų ir gausiai lankytojų gerų. Tai kviesim čia su. Vaikai, kano šitas kiaušinis? Ar dėdė nepasakė, kieno šitas kiaušinis? Viskas pasiduodu. Išgydykėtų kiaušinis. Kolegos, jūsų ekspozicijų turėtojai siunčia jums korkenčius linkėjimus ir manau, kad šita karkinti žalia varlytė jums praneš apie atvykstančius svečius jūsų ekspozicijų ir linkiu daug svečių, kad būtų smagu juos priimti, pasitinkant muzikų. Daina Pleidienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė. Ačiū. Atstovauju Lazdijų kultūros centrą. Perduodu nuoširdžiausius sveikinimus regioninio parko direktoriai. Linkim jums išlikti, gražiai dirbti, puoselėti gamtą, o mes džiaugsimės jūsų darbais ir jumis. Teisėjų technologijos ir verslo mokyklos atstovai. Šiandien pas jūs tokia šventė graži. Džiaugiamės labai iš viso širdies ir linkim jums, kad ir toliau nesustotumėt ir ieškotumėt tokių dėdžių, tetų, kurie jums padėtų, kad galėtumėt rašyti dar daugiau ir daugiau projektų ir kad mūsų veisėjai gražėtų. Labai sveikinam jūs Nu, mes kaip pieciausias parkas Lietuva, tai pas mus paukščiai greičiausiai grįžta. Tai mes vienu pagovėm jį, jis atrodo gal panašus jau tokį keptų, bet iš tikrųjų jis gyvas ir perėva, gali pažiūrėti viską. Tai kaip pas jūs jau užsiperėjo šitą ekspoziciją, tai jau linkim, kad išperėtume daug gražių dalykų, kaip ir šitas paukštis. Ačiū labai. Girdėjom tas dvi varlytės nulindėm. Čia linkėjimai nuo Akmenos ir Jūros upės krantų. Ačiū labai.
Čia kalbėt apie miestelį. Sveikinimai nuo turizmo centro visų darbuotojų, o dovana pažadas 1-9 dieną balandžio mes atvežam didelę grupę gidų, mūsų kaimynų, su kuriais pradėsime kartu irgi dirbti. Ačiū, Roma Stungienė, turizmo centro direktorė. Sveiki gyvi, bernukai ir mergaitės, tetukės ir ponaicai. Sveiki suvėjai, subėgi ir suvažavi šitam pogražiu. Ir aš Atajauca. Esu Gabrielė. Mokausi Veisiejų gimnazijon 3 klasėm. O mano močiutė tai nuo Gyvaišų. O jau mūsų močiutė, žinot, ohoho, ir dainininkė, ir šeimininkė, o jau visokių istorijų, pasakų, padavimų žinoms. Valsuok ir važiuok, dar ko papasakosiu, juk suosmet etnografinių regionų metai, padavimų apie Aviro ežero atsiradimų papasakosiu, kur dar man mano močiutė pasako. Dzukų šnekta tokia graži. Tai va, aš ir čia. Tarties, klausykitės. Kap cik saulalė vakaran laidos, čiesas gyvulius namo varyts. Jau piemenį savo tarbą susirinko, jau užgėdojo. O jūs jauteliai namo, namo, zizargėliai namo, namo. Kad jei nepakriektų, skerdus vacus norėjau žaisti iš kito bandos galo, bet gal per greit insibėgiai, nabagui ko atsikslys, sanis sėk, dripts ir guli. Ir pataikyk tu man pacon šlapiausiam vieton. Matyt, koja užkopsta užkliuvo, o vyža ėmė ir apiro. Guli nabagas galom ir rėks. Ant Aviro vyža piro, ant Aviro vyža piro. Tomčias, ką pradėjai kažinkas užč, švokšč, kad ėmės iš po žamių vanduoj velstis, o gyvuliai ką pasvaidė, zijuots ėmė. Piemenys vos rodų gavo, vos spėjom krantų švarstyti. Pylas tus vanduoj, kol visų pievų apsako. Tada apstoj, nurimo ir iki šūčiai sustovi. Matyt, skerdzus jo vardu atspėjo, va žmonės iki dabar jį Aviro vadzina. Mūsų močiutė viskų žino, nieko neišmėgė. Tiesos pasakoti nespėjo. Jei neatsipėk, atvažiuokit pažiūrėt, paklausyt. O kaip mūsų močiutė pasakoj, visi klauso net išsižodė. Gabrielė parepetavo labai gražiai, jos mokytoja Vanda Markevičienė. Direktoriaus ir mero, prašau, mergaitį nedrąsiai palydės link tų durų. O durys atsidaro. Žinokit, būsiu pirma, einu pirma ir jūs iš paskos manęs. Aš sustoju, dabar jūs visi naistę atsisuskite. Visa šita ekspozicija ir yra skirta gyvenimui tarp ežerų, takų vandenų, kuriuos mes turime. Štai tos spalvos, va čia viršai debesėliai, tas stalas toks kaip bangos, matysit jis. Tai visam tam mūsų gražiam parkui. Va čia jeigu taisite arčiau, matysite iš senų, ateikite arčiau pažiūrėkite. Čia buvo senas dvaras, o dabar mes esame senam atrestauruotam dvare. Čia yra senieji bokštai to dvaro, kuris buvo prieš 300 metų pastatytas. Pažiūrėkit ir tada gali toliau keliauti ir ten toliau. Galim paaiškinti du labai svarbus objektai, kaip Veisiejų dvaro parkas, kuris yra šito mūsų dvaro aplinkui. Tai jeigu yra
toks didelis uostas, labai žymus, 30 metrų aukščio, netgi užaugęs. Kitas Vainėžerio dvaro parkas. Yra pavaizduotas, kokios yra mokyklos. Ką galima pamatyti. Paskui čia yra lėktuvu stoja vaikai didelis malas. Galima tokią dar išvakydant ir maži vaikučiai, bet ir galima pirma grupė dabar einat su manim, aš gatvėj kalbu. Gerai. Vaikai, kiekvienam santukė jūs žinote, kas yra svarbiausia parke. Kokie gyvūnėliai gyvena, kiek Žiūrėk, man tai norite kažkokį šitą galva, palies galva. Čia va, reikia pasišnekėti ir prisidarai. O kur?